Paskutinį sausio savaitgalį Punsko Dariaus ir Girėno mokykloje vyko tautodailės moksleivių žiemos atostogų stovykla, kuriai vadovavo mokytoja Aldona Vaicekauskienė. Dėl šalčio ir užpustytų kelių kūrybiniuose užsiėmimuose dalyvavo nedaug mūsų krašto jaunimo. Jie mokėsi austi ir pinti juostas, daryti sodus, karpinius, dirbti molio apdirbinius. Atostogas organizuojama yra tautodailės stovykla, turbūt ją taip reikėtų pavadinti, kurios metu pagrindinai mokomės tų darbų, kurių nepavyksta išmokti per pamokas. Tai juostų audimas, juostų pynimas, sodai, karpiniai, kartais būna darbai su moliu. Dar gali būti ir kitų darbų, bet pagrindas tai yra juostos. Punsko klasės nėra mažos ir išmokti ypatingai rinktinės juostas pamokos metu yra labai sudėtinga. Taip kad žiemos atostogos yra ta proga, kada ateina tie, kurie nori išmokti ir tie, kurie yra pramokę. Ir šiemet irgi mes turime mokinių, kurie atlieka mokytojo užduotį, mokiniai moko vieni kitus ir tada galima žymiai greičiau ir daugiau išmokti. Vienam mokytojui per... Pasakykite, ką jūs čia darote? Tai nam juosta. Uždėdinėjom siūlus ir paskui pinsim. Ar sunku juostą pinti, ar sunku išmokti? Ne, visai. Tik tai, kad gražiai išeitų, tai reikia daug kartų tai daryti. O galima vienam pinti, matau, kad tai jūs dviesi. Ne, tai man laiko aš dėlioju. Na, kiek laiko reikia tokią pusę metro juostą nupinti? Oi. Priklauso. Nu, nežinau kiek. O nuo ko priklauso? Nuo Kiek darbo. siūlų užsidėjai? Nu, štai. Ir kiek Ar daug mokytojais būna Nevinikų mokyklos mokiniai, kurie pradiniai mokykloje pramoksta šį meną, įvaldo, sakyčiau, labai gerai ir jie atėję Punske jau padeda kitus išmokyti. Šiemet susirinko labai nedaug, kasmet būna apie 30 mokinių, todėl, kad yra turbūt nepalankios oro sąlygos ir vienos užpustė, kiti gal esant blogam orui iš toliau neatvažiavo. Tai vat mes turime nedaug, bet labai kruopščiai dirba. Šiemet susikaupėm daugiau į sodo ruošimą ir pavyko jau vieną sodą padaryti. Ir tie, kurie pramoko, irgi galės padėti kitiems grupėse daryti. Sodo irgi
darymas reikalauja pasiruošimo, ypatingai žaliavos, nes čia turėti gerą žaliavą reikia jos prisirinkti vasarą atitinkamų metų ir mokiniams irgi ne visada pavyksta. Taip kad aš paruošiu pati pagrindą, o paskiau mes susikarpom. Ir sodas irgi, padaryti didesnį sodas reikalauja daug laiko. Taip kad mums pavyko vieną sodą šiemet padaryti. Ir mokiniai šiaip sakyčiau, kad nori. Yra dalis mokinių, kurie šitoj srity turi sugebėjimų ir juos norėtų ir tobulinti. Ir manau, kad per mažai dar turime užsiėmimų, šiaip ir po pamokinių. Ir galima kitų sričių dar. Darom pagrindiniai darbus, pasiruošimas būna konkursams. Čia žiemos atostogų metas, kada artėja Velykinis konkursas ir taip pat konkursas organizuojamas su kuratorija. Tai lenkiškai vadinamas yra Krajobraz Polski przeszłość, teraźniejszość, kurio sritys irgi apima tai, ką mes ir darome ir pamokų metu, ir po pamokinių užsiėmimų metu. Tai būtent yra audimas, yra karpiniai, yra verbos, margučiai ir vienu metu darbus darome keliems konkursams. Ir reikia pažymėti, kad mūsų mokiniai kasmet laimi prizinių vietų Vaivadijos mastu ir yra laimėję taip pat centrinėse. Chirigi